Sveikos mielasios, čia aš ir pati galiu grožio dienoraščiai ir šiek tiek užmigusi Ribantė Kulviskytė su odiniu mažu šlipsiuku, kurį susirašau beveik nežiūrėjus interneto instrukcijas. Tai va, šiandien esu prieš jūs visiškai nuoga, negalvokit, kad nuoga tai reiškia esu be makiažo ir noriu su jumis šiandien pasidalinti savo dienos rutina. Tai yra, kai vadinamasis nude look, kai tu esi pasidažius, bet visiems atrodo, kad esi nepasidažius. Tiesiog merginos supras, kad tu pasidažius, o vyrams atrodys, kad tu, ojetus, kaip tu gražiai natūrali. Čia beveik kaip, žinot, kaip užsuka, žinai, kad draugiau užsuks už 5 minučių ir staiga sumeti visus savo daiktus į spintą ir uždengi su kokiu užklotu, užmeti pagalvėlį ir pasakai, oi, čia aš nespėjau susitvarkyti, nors iš tikrųjų šiek tiek apsitvarkiai. Tai va, pradėsime nuo to, kad rytas mano dažniausiai prasideda nuo arbatžolių ledukų, tai yra aš susišaldau žalį arbatą arba ramunėlių arbatą ir pasidarau tokį nepilingą, tiesiog nusiprausiu veidą su ledukais, taip sužalindama visą kraujotaką. Toliau tonikas, kremai, apsauga nuo saulės, nes labai nusistrasdanojau jau ir tada jau prasideda viskas, ką darau kiekvieną rytą. Gamta man pagailėjo tamsių antakių ir tamsių blakstienų, čia jie yra dažyti, taip, sakytum, žmogau, nieko čia pas tai nenudažyta tie antakiai, bet jie yra dažyti, mano, aš esu balta, manėm sesė pravardžiuoja svogūnų ir ačiū Dievui už cheminius dažus. O šiaip apie antakius aš jums papasakosiu kitame video. Taigi pradedam nuo ko. Jeigu mano antakiai yra padažyti ir vis dar turi šiokią tokią spalvą, tai aš juos paryškinu vazelinu. Tai vazelinas reiškia, tai gali būti ir paprasčiausias jūsų lūpų balzamas. Tai jeigu antakius patepsite vazelinu, matote, kad šis antakis pasidaro tamsesnis. Uždengsiu biškisą nuo saulės. Šis antakis pasidaro tamsesnis negu neteptasis ir be to labai graži forma pasidaro jo. Ir šiaip gerai plaukam. Tai va. Antakiai. Kitas žingsnis yra konselierius, maskotuoklis, nes gamta mane pagailėjo ir tamsių paakių, kurie ypač po savaitgalio labai išryškėjo. Konselierių įtriname būtent šituo pirštu, nes jis yra silpniausias mūsų pirštas ir netepame šitaip, o įtapšnojame, nes mūsų oda paakių ir iš tikrųjų labai jautri ir plona ir jinai puikiai supranta, ką jūs norit padaryti, nereikia į ją nieko įforsuoti. Labai svarbu yra pasitepti ir voką, nes taip išryškėja visa akis ir visas nuovargis nuslenka. Jeigu turite po ranka akių lašų, tai yra dirbtinių ašarų, aišku, prie jų geriau nepriprasti, bet šiaip tikrai pašviežina akį, pasižiūrėkit, skirtumas yra, kur patepta akis, kur va čia su kraujagyslėm lipančiam į dienos šviesą. Taigi antrą voką patepu. Nepamirštu ir nosies, nes ji taip pat pas mane yra rožinesnė už žandus ir turbūt čia daugelio lietuvių problema yra. Šiaip vakarinė makiažą aš dar naudoju ir tokį žalią pieštuką, kuris puikiai paslėpia nosies raudonį. Tai va, kad mūsų konselierius arba maskotukas arba šviesi kreminė pudra, nesvarbu, jūs galite ją naudoti lygiai taip pat, nesubėgtų, aš ant piršto paimu šiek tiek birios pudros ir patepu jos po pakeis ant pakių ir šiek tiek ant voko. Tada galėsit būti tikra, kad niekas nesubėgs į akių raukšlėles.
Jeigu mums dar trūksta ryškumo kažkokio, ar šis triukas rekomenduojamas taip pat ir po sunkios darbo dienos panaudoti šviesų akių šešėlį. Aš dažniausiai naudoju va tokį va alyvinį. Nes alyvinė spalva pašalina iš akių nuovargį. Ir šitų šešėlių nereikia su jais persistengti, užtenka vidinį akies kampą. Ir šiek tiek čia. Taip mūsų akis tampa ryškesnė, skaistesnė. Beveik minus 10 metų, tai jeigu pirksit alkoholį po šio reportažo, būtinai pasimkit tapatybę įrodantį dokumentą. Nes gali jums jo ir neparduoti. Gerai. Šiaip dažnai draugauju su akių pavadimu. Dar truputį save pertrauksiu. Po antakiais su baltu šešėliu perbraukėme šiek tiek, kad jie išryškėtų. Realiai baltas šešėlis arba šviesi biri pudra yra jūsų geriausia draugė ryte. Iš tikrųjų. Tai va, kaip ir sakiau, draugauju su akių pravedimu, skystų dažniausiai arba geliniu, bet dieną jo nelabai mėgstu dėl to, kad į vakarą darbo dienos pabaigoje jisai dažniausiai atsiduria šitoje vietoje. Šičia atsimuša, čia jo nebelieka, jis atsiduria čia ir atrodo tikrai visam nuvargusi. Tai va, aš naudoju kitą triuką. Aš naudoju gelinį akių pavedimą. Šitą tą patį galite ir daryti ir su juodu pieštuku. Ir aš įsibrėžiu po blakstienomis. Aišku, čia nebus labai vizualiai gražu. Net nurimau, kad akies neįsidurčiau čia jūsų akivaizdoje. Tai va, aš įsibrėžiu šitą liniją ir su pieštuku tą patį galite padaryti. Ir matote, nežinau, ar jūs matot skirtumą, bet labai atsiveria akis, šita yra iš karto didesnė, atrodo, negu šita. O pravedimas niekur nepabėga. Ir jeigu pabėga, tai tik blakstienas. Tą patį padarysiu su antra akim. Šitas dalykas reikalauja šiek tiek praktikos, bet paskui įgūsit, pamatysit, kad yra nepakeičiamas. Nes dažniausiai, kodėl jis veikia, nes mes blakstienas labai retai pasidažome iki pat šaknų. Tai pasidažome dažniausiai galiukus. Ir kažkur tais girdėjau triuką, kad reikia blakstieną dažyti su kortele. Tai prie jūsų ir pabandysiu. Šį kartą naudosiu Maxima ačiū kortelę. Kažkodėl jaučiu, kad gausis visiškai nesąmonė, bet mačiau šitą dalyką ir yra taip, kad jūs dedate kortelę prie akies ir taip neišsiterliojate akių ir pasidažote jas nuo šaknų. Kažkodėl man atrodo, kad visiškai nesąmonė, bet tarkim. Tai va. Perbraukėte šiek tiek blakstienas. Aš tai nepersistengiu. Šitaip. Kitas dalykas, be kurio taip pat neapsieinu, yra baltas akių pieštukas. Juo braukiu į vidinį voką. Kad taip pat pašviesėtų akis. Ir didesnės atrodytų. Apatinių blakstienų nesidažau, nes jos taip pat atsiduria šičia dienos gale. Ir viską užbaigiu žandais. Jeigu neturite po ranka skaistalų, tai tiesiog galite įsižnybti juos. Ir jie šiek tiek paraus. Arba, nežinau, kokius skaistalus naudojate, šiek tiek rožinių. Aš naudosiu
tokius skystą priemonę kaip pigmentą daugiau. Bet dažniausiai naudoju rožinius, būtent natūraliam dieniniam makiažui, jau bronzantą renkuosi dažniausiai vakarams. Tokia beveik nepastebima spalva, tik gyvybės suteikianti. Pasitas ir lūpas. Su SPF-u vazelinas ir kaip ir viskas. Jo, visas priemonės sunaudotas, ką šiandien norėjau parodyti. Tai toks mano be makiažas. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad rašote man Facebook'e, kad sekate mane Instagram'e, rašykit savo pageidavimus, aš pabandysiu tikrai įgyvendinti visus jūsų norus, surasti atsakymus į jums ramybės neduodančius klausimus apie grožį ir ne tik, ir amatus. Žodžiu, rašykit, jeigu tik širdis skauda arba džiaugiasi, aš tikrai būsiu pamaloninta gavusi iš jūsų laišką. Geros jums dienos ir nepamirškite, jeigu kas nors jūsų paklaus, kaip jums sekasi, sakykit, žinok, kaip išgražėjau. Iki. Ate.